Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Sveiki, mano rankose pasaulyje balandį pristatytas naujas Huawei išmanusis telefonas P8. Šis Kinijos prekinis ženklas po truputėlį gauna pripažinimą pasaulyje, nors ir kovoja su išankstinėmis nuostatomis. Pavyzdžiui, asociacija EISA, vienijanti 50 Europos žurnalų rašančių apie muzikos ir foto įrangą, išrinko Huawei P8 geriausiu vartotojų išmaniuoju telefonu 2015-2016 metais. Pasak asociacijos, Huawei P8 kainos ir kokybės santykių tiesiog niekas negali pranokti. Ar tikrai Huawei produktas gali lygiuoti su rinkos lyderiais ar netgi juos pranokti? Tiesiog imkime ir palyginkime. Dabar ant bangos korėjiečių produktas Samsung S6. Paimkime juos ir pažiūrėkime iš arčiau. Kaip matome, Huawei P8 korpusas didesnis, ekranas talpesnis. P8 strižainė yra 1/10 colio ilgesnė nei Galaxy S6. P8 korpusas beveik 0,5 mm lieknesnis. Tai rodo, jog Huawei stengiasi išnaudoti kiekvieną galimybę būti pranešesniam prieš pagrindinį varžovą. Kol naujasis Samsung flagmanas glosto delną 4 kartos Gorilla Glass stiklo paviršiumi, Huawei puikuojasi metaliniu dangteliu. P8 turi kampuotas formas, atrodo tikrai solidžiai, o Galaxy S6 šiek tiek pavalintas, švelnesnis dizainas. Tradiciškai Samsung po savo išmaniojo ekranu išdėstė 3 valdymo mygtukus, tuo tarpu Huawei šioje vietoje paliko tuščią plotą, valdymo mygtukai pasirodo ekrano apačioje jį atrakinus. Abiejose telefonuose vardan liekno dizaino iki minimumo sumažinta bet kokia intervencijos galimybė. Tiek S6, tiek P8 turi nekeičiamus akumuliatorius. Iš Galaxy S6 pašalintas ir atminties kortelės skaitytuvas. Kaip ir iPhone'uose, šio išmaniojo talpa priklauso nuo modelio – 32, 64 ar 128 GB. Tuo metu Huawei siūlo 16 ir 64 GB talpos vidinės atminties modelius. Yra 2 variantai – be kortelių skaitytuvo ir su 2 kortelių skaitytuvu. Jis skirtas arba 2 nano SIM kortelėms, arba 1 nano SIM ir 1 microSD. Tai yra gan neįprastas Huawei sprendimas. Lyginant su iPhone 6, šie abu telefonai turi didesnę RAM atmintį. Jie sudaro 3 GB, iPhone'e tik 1. Tiek P8, tiek Galaxy S6 panaudojo savos gamybos 8 branduolių procesorius. Samsung dėl kaitrumo atsisakė Snapdragon produktų, įmontavo Exynos, o Huawei Kirin 930. Huawei procesorius veikia be priekaištų, bet gamintojai parinko jam į porą truputėlį pasenusio vaizdo plokštę. Ji nebetitinka Android 5.0 operacinės sistemos reikalavimų, tad nenuostabu, žaidžiant 3D žaidimus, vaizdas stringa. Grįžkime prie išmaniųjų valdymų. Tiek Samsung, tiek Huawei tikrai turi ką pasiūlyti. Samsung suteikia galimybę naudotis itin palankiai vertinamą vartotojo sąsają TouchWiz. Huawei išmaniajame veikia atnaujinta vartotojo sąsaja Emotion UI. Pastarojo suteikia tikrai gerų emocijų. Pavyzdžiui, pametė telefoną, nerandant kur jis yra. Galima tiesiog pasakyti, ei, kur tu telefonė esi, ir jis atsako arba muziką, arba įrašytų garsu, ei, aš čia. Be abejo, tai reikia daryti angliškai. Dėmesį atkreipė įsižiebinti švieselę ant nugarėlės. Bei prastinių vartotojo sąsajos funkcijų P8 siūlo ir vieną visiškai originalią – ekrano fotografavimo ir vaizdo iškirpimo valdymą. Jis atliekiamas rankos krumpliu. Norint padaryti vadinamą screenshotą, tai reikia krumpliu pabelsti į ekraną. Krumpliu apibrėžus tam tikrą zoną, vaizdas iškerpamas. Šios funkcijos leidžia taupyti laiką ir įtraukti į telefono valdymą daugiau kūno. Smulkmenos, bet labai malonu, suteikia tokį emocinį ryšį tarp vartotojo ir telefono. Palyginkime išmaniųjų fotografavimo ir filmavimo galimybės. Galinio fotoaparato rezoliucija pikseliais 16:13 Samsungo naudai. Priekinės kameros 5:8 šį kartą laimi Huawei. Huawei kameroje įdiegta speciali programėlė galinti pagražinti šeimininko veidą. Filmavimo raiškos lauke pergalę skina Samsung, siūlantis atspalvių įvairovę ir aukščiausios 4K raiškos filmavimui. Ir vis tik 4K filmavimas aktualus tik tiems, kurie turės paskui kur peržiūrėti tą nufilmuotą medžiagą, pavyzdžiui 4K raiškos televizoriuose ar kompiuterio monitoriuose. Pereikime prie vieno aktualiausių dalykų išmaniųjų rinkoje – akumuliatoriaus pajėgumų. S6 galima įkrauti naudojant greitąją belaidę įkrovimo technologiją. Įkrauti akumuliatoriui 70% užtenka pusvalandžio. Huawei P8 tokio privalumo neturi, kita vertus jo baterija talpesnė. Be to galima įjungti energijos taupymo režimą. Žinoma, akumuliatoriaus veikimo trukmė priklausys nuo to,
Kiek išmanųjį naudojate? Kiek per dieną naršote, žaidžiate ar žiūrite filmų ar vaizdo klipų? Huawei gaminys gerokai pigesnis nei naujausias Samsung flagmanas. Net kai kuriais aspektais ir patrauklesnis. Ekspertų nuomonė tikrai skiriasi. Vieni nori dėti jį jau į stalčių ir sakyti, kad tai X flagmanas, o kiti laiko tai rinkos pažiba. O ką manote jūs? Nuomonę palikite komentaruose. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.